Labas vakaras, mėly Airijos lietuviai. Džiaugiamės jūs matydami. Sveiki, susirinkę į Airijos lietuvių poezijos pavasarį. Čia, Lietuvos ambasadoje Dubline. Šventę pradėjo smuikininkė Gabrielė Visockytė. Girdėjote Gabrielės aranžuotą solo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Beauštanti aušrelė. Pradedant mūsų vakarą, pasidalinsime keletų istorinių faktų. Lietuviškos poezijos kelias Airijoje prasidėjo 2009-aisiais. Pirmojo lyrikos vakaro metu. Kūrybinė grupė jau 15 metų sukuria poetus, rašytojus, dainininkus, menininkus, bet ir tiesiog žmonės, pasiilgusius lietuviškos poezijos, muzikos, meno ir buvimo kartu. Lietuviška poezija pasiekdavo savo klausytojus netgi tada, kai negalėjome susitikti. Vyko virtuali scena su Nojumi ir vakaro poezija, o viso pasaulio kuriančius lietuvius pakvietėme į virtualią poezijos kelionę. Šiandien susirinkome į trečiąjį Airijos lietuvių poezijos pavasarį! O prieš metus, antrojo poezijos pavasario metu, pristatėme pirmąjį istorijoje Airijos lietuvių rašytojų almanachą Tarp eilučių. Sveikinimo žodį tarti norėčiau pakviesti Lietuvos ambasadorių Airijoje gerbiamą Joną Krinevičių. Tai sveikinu visus atvykusius į Lietuvos ambasadą Airijoje. Malonu matyti tokį gausų būrį tautiečių. Ne vien Dublino lietuvių, matau ir Galvojų čia, matau ir Viklau kalnus ir iš kitur atvykusius žmonės, tikrai labai malonu. Tai ką, tai reiškia, paminėjom sausio 13, paskui pradundėjo vasario 16 ir kovo 11. Prašurmuliavo Šventas Kazimieras ir Šventas Patrikas ir atėjo pas mus pavasaris, poezijos pavasaris. Tai tikrai labai, labai smagu iš tikrųjų, kad kūrėte, kad būrėtės, kad jums įdomu, ką galvoja, ką kūrė kiti tautiečiai, kad viskas vyksta gražia lietuvių kalba. Tikrai smagu matyti čia šitą pluoštą knygų, kūrybos. Na ir tikiuosi, kad tikrai turėsim labai gražų, prasmingą, šiltą vakarą. Tai to ir linkiu, gražaus vakaro ir tikrai gražaus, kokybiško, prasmingo laiko kartu. Tai tikrai skelbiu šį vakarą pradėtų. Airijos lietuvių bendruomenės kunigą Ramūną Gerdauską. Lietuviai, malonu jūs matyti, aš tikėjausi šiandieną eiti į galą atsisėsti, nes visuomet kviečia prie lentos, dažniausiai mokykloje kviesdavo tai iš galo ir visus tos iš galiorkos. Galvojau įsisuksiu, bet šiandien aš be galo džiaugiuosi būdamas šičia ir poezijos pavasarius aš prisimenu iš savo tetos, kuri turi visą kolekciją, nuo pat jos atsiradimo galbūt, aš nežinau, bet tokia turbūt eilė knygų. Ir jinai visuomet išvažiuodavo į šituos poezijos pavasarius, dalyvaudavo juose, nes norėdavo būti kartu su tais žmonėmis, kurie kuria. Aišku, dar gauti jų parašo ir parveždavo iš tikrųjų labai, labai džiugią žinią. Taigi, ta žinia, kurią jūs dalinatės šiandieną, tegul jinai būna kiekvienam džiugi. Kiekvienas džiaugiasi, kad gali išgirsti jūsų malonų balsą, jūsų gražias mintis ir ačiū jums visiems. Ant balto lapo mano skambanti siela ir dainuojantis vidinis balsas tolo nutolo, nematyti ramybė žiedų, bėga tolyn ir stebi iš tolo, bet aš jį pavyt ketinu, kaip tyliai kalba, rodos dainuoja
eiliuota kalba paprasta, giliai širdyje jausmus matuoja ir skamba daina sudėta. Dieną ir naktį su juo kalbu, dieną ir naktį juo tikiu. O kai rytas nušvis saulės debesų šviesoj, atmerksim akis, vidinis balsas grįžo šį rytą, pavargęs ir tylus, kažkur girdėtas ir matytas. Gal pakvietė kitas žmogus, kitaip apsirengęs, kitaip atrodo. Ar viską apie jį jau žinau, kviečia tolyn į žydintį sodą, kur dar niekada nebuvau. Dieną ir naktį su juo kalbu, dieną ir naktį juo tikiu. O kai rytas nušvis saulės debesų šviesoj, atmerksim akis, vidinis balsas. Skrenda bitės per pievą, skrenda saulėtą karštą dieną, kur nutūpti nesuranda, nei kartu, nei po vieną. Gal ne bitės, gal kulkos skrenda, pasakyti niekas negali, kodėl kas antras krenta prieš raudoną karštą vajį. Dar bus, dar bičių medaus, bus pilni laukai, dar bičių medaus, bus pilni delnai. Aš paimsiu baltą skarą, išmesiu tiesiai į orą, visą grius, kas negera, tavo ir mano tvoros. Bičių medaus, bus pilni laukai, dar bičių medaus, bus pilni delnai. Karštas varis lediniai žodžiai, tiesiai per žalią pievą, bitėm pavirtę skrenda ir kartu, ir po vieną. Bičių medaus, bus pilni laukai, dar bičių medaus, bus pilni delnai. Dar bus, dar bičių
Puspilniai laukai dar minčių medaus, puspilniai delnai bus dar minčių medaus, puspilniai plaukai bus minčių medaus, puspilniai laukai. Ant balto lapo bunda mano rytas ir glosto žemė pirmas saulės spindulys ir žodis lūpose, balsu nepasakytas, slapčiausias sielos praveria duris. Skrajūnas vėjas šokantis už lango, ar snaigė tirpstanti tavom delne, paliečia kojas jūros gaivios bangos ir nutiesia kelius nauja diena. Pasaulis ašaros laše sustingsta ir lyg šaltinis tyras vaiko šypsena. Ant balto lapo be jokių paminklų, net praradimo skausmas virstantis daina. Lašelis liūdės ir džiaugsmo vandenynas, žibuoklės žiedas, rudenio šalna, žvaigždė naktį suspindusi virš miškų, gyvenimas, mirtis, meilė ir kančia. Jausmų vaivorykšte prabyla raidės, o kartais apkabina rankomis mamos. Lape keliai prasideda, lape jau kažkada ir baigsis, kada pavargsiu aš prasmės ieškot. Ant balto lapo ilgesys tėvynės ir šiluma žmonių, kurių jau nebėra. Tai kuo tikiu, jaučiu, ką myliu, mano širdį ir tam baltam lape. Kai Dubline žydi magnolijos. O Dubline žydi magnolijos. Svaigus žiedų apilyja lietus. Gyvenimas tai ne teorija. Kartais jis iki skausmo svaigus. Tebūnėjis, tarytum pavasaris. Nuolat gundantis svaigiausiais žiedais, o galbūt, gal tebūna jis vasara. Mūsų šildantis saulės kerais, o žiemos atšiaurios ir rudenis liks sniege, liks gilioj praeity. Tegul niekas daugiau nebeliūdina ir ištirpsta tylus ilgesys. Kai žydi magnolijos Dubline, rodos skausmo aplinkui nėra. Ir žmonės vieni kitais rūpinas ir šviečia veiduos šypsena. Taip, aš porą žodžių dar. Svajūnas Sabaliauskas Geladuonis, žurnalistas, meno vadybininkas bei rašytojas. Nuo 2012 metų gyvena Airijoje. Svajūnas dalyvauja jau 3. poezijos pavasarį. Taip, reikia sakyti ant balto lapo, ne? Taip. Ant balto lapo. Tai ant balto lapo iš morkvinės knygutės. Vargonai išdulėjusiais viduriais tyliai skambina tylos kreščento. Močiutė juodus karos kampučiu nuvalo pietos dulkes. Vargonai užtraukia pulkim ant kelio. Oras pakvimpa pienių vynų ir liūdesiu. Viešpatie, kaip viskas paprasta. Sūnau, pasakyk, kad taip sudėtinga. Vaikystė norėjau tik vieno, kad šulinyje pasibaigtų vanduo.
kad neteitų kaimynai tuščiais kibirais ir nesakytų, koks skanus jūsų vanduo. Aš tik norėjau, kad šulinys išdžiūtų, kad neteitų kaimynai tuščiais kibirais. Dangų aptraukė mėlyni debesis ir vėl pasidarė tamsu. Ir tuomet sustojo tavo širdis, kai buvo šviesaus spindulys danguje. Rudos akys daugiau nemato mėlyno dangaus. Ar nemona motinytė, ar neužtarnė? Mamytė mano, nors visada tave vadino ponė, ar stebėlė iš ten? Ar matai mane iš ten, pasaulėlyje šitam? Eina mergelė, ryto aušrelė, ant rankų sūnelis, kaip rūtų šakelė. Ačiū. Tikrai nežiūriu. Tai trisimo. Užteks. Vida Leščinskienė. Vida Leščinskienė, poezijos knygos 3 gyvenimai autorė, iš 2025 metų serijos žodžių surašytų į knygą Laiko bangos nenuplaus. Prašau. Ant balto lapo juodom raidėm galiu laiku tekėti, sudėjus viltį ir džiaugsmus, gyvenimą į knygą įmudėti. Kita karta. Ką meldžiasi vaikai iš sielos, iš gelmių, paskendę paslapty nuo gerbiamų tėvų. Ką meldžiasi vaikai, žinai, paklaus baisu. Gali palik nesuprastas it voverė ratu. Ką meldžiasi vaikai, kas jų galvose, įnikę į pasaulį ekrano šviesoje. Ką meldžiasi vaikai, kanapį tankume, ištiesę mažą ranką, paklydę tamsoje. Ką meldžiasi vaikai, žvaigždutės akise, išėję į pasaulį vieni nakčia. Ką meldžiasi vaikai, tėvų negloboje, arba užaugę rūmos, kaip gintaro narve. Ką meldžiasi vaikai, šitam pasaulį, užaugę jau kitaip. Vėžys. Po tyliai ir iš lėto atsivėrė duris, ir nelauktas svečias tave jau turi. Beprasmė kova, liga stipresnė visada, nors vilties yra, nes tu stipri tokia. Dienos, savaitės, mėnesiai prabėgo, ir lyg žaibas trenkė, viskas lyst pradėjo. Vėžys bedvasis, o kur fortūna? Kūnas sako tyliai, tu net nesupratai, kad giltinio už durų jau stovi ten antai, ir kova už būvį tapo begalinė, kol išmuš sekundė tavo paskutinė. Dar esi ir ne viską suprantu, gal ne viską dar žinau apie tave, bet aplink save girdžiu kiek didvyrių drąsių kovojo už tave, kad būtum laisva.
laisva, o Lietuva, aš myliu tave ir suprantu, kas tau esu. O Lietuva, aš myliu tave, esi mano širdį lyg mama. O Lietuva, aš myliu tave ir suprantu, kas tau esu. O Lietuva, aš myliu tave, esi mano širdį lyg mama. Esi mano širdį lyg mama. Esi mano širdį lyg mama. Mūsų almanacho iliustracijų ir viršelio autorė, menininkė, 15 metų gyvenanti Airijoje. Gintarė aktyvi Airijos lietuvių bendruomenės narė. Viena iš lyrikos vakarų organizatorių, Gintarės tapyti darbai. Ir štai čia juos matome. Jos rankomis pagamintos dekoracijos puošia beveik visus Airijos lietuvių renginius ir tautiečių namus. Prašom. Labas vakaras visiems, ačiū, kad mane ištraukėte ir dar turėjau laiko pasijaudinti. Dabar jau esu minėjus, kad rašau tada, kai man liūdna, kai skauda labai, kai turiu daug pasakyti pergyvenimų. Kai man gera, kai aš laukiu pavasario, aš tapau. Tai irgi ta kūryba, kuri nesiejama nuo mano eilių, todėl atnešiau išrinkusi 2 savo paveikslus, tai dar nėra žydėjimas. Bet kai tu įkvėpi to šalto, gaivaus oro, tu pajunti, kad tai pavasaris. Tai vat būtent vėlgi derinu tapybą su poezija. Visi pradėjo savo prisistatymą nuo žodžių baltas lapas. Nemėgstu balto lapo. Tai tarsi nerimas ir atsakomybė. Visą laiką pirmiausia padengiu jį spalvą ir tada viskas prasideda. Taigi, nebus labai linksmas, bet su ta pavasarinė audra tikrai susijęs. Nejaučiau nei skausmo, nei baimės, tik bjauriai degino pėdas. Einu per smėlį ir laukiu, kad tik greičiau audra prasidėtų. Saulės kamuolys padangė ritasi už jo, didelis debesys pėdina ir toks juodas visas. Debesys saulė vytis pradėjo, dar labiau ėmė deginti pėdas, audra visai priartėjo. Štai dabar pajutau skausmą. Štai dabar pajutau baimę, didelį skausmą ir baimę, kodėl debesis juodas prarijo mano raudoną saulę. Skausmas kvapą užgniaužia, baimės stingdo kraują gyslose, nebematau aš nieko, nei saulės, nei debesio. Dar akimirką. Stoviu šlapi ir apsvaigus, o aplinkui tiek vėjo ir pėdos nustojusias degti perštėjo. Gaila, kaip greitai audra praėjo.
tikriausiai reiks traukti antrą kartą Jūra Petkus. Antrą kartą. Laura Vitkauskaitė Pačėsienė. Prašome. Ačiū, Gintarė. Laura Vitkauskaitė Pačėsienė gyvena ir kuria Vakarų Airijoje jau 19 metų. 2 knygų Pasaulis jums skolingas ateitį ir minčių užrašinė autorė. Kviečiame Laurą. Labas vakaras. Ant balto lapo. Šiandien naktis buvo vėjuota ir lietinga. Lietaus lašai taškė lango stiklą verdami lašų karolius, kuriuose atsispindėjo nakties tamsoje deimantis gatvės žibintai. Buvo labai tylu. Ir tuo pat metu vėjas it pasiutelis blaškėsi tuščiomis miestelio gatvėmis, ieškodamas kažko, ko juose niekados nepametė. Namuose buvo šilta ir jauku. Nakties tyloje įprastai girdisi tik ramus miego aidas, bet šiąnakt jo nesigirdėjo. Kiekvienas savose mintise ir savaip meldė ryto, o jis neskubėjo. Artinosi pamažu, tarsi visai nenorėdamas ateiti, tarsi norėdamas, kad mūsų maldos būtų ilgesnės, būtų nuoširdesnės, atviresnės, tikresnės, bet kitaip jau nebemokėjo. Tiesiog kartojame tuos pačius maldos žodžius, tarsi mintinai išmoktą eilėraštį, kartais jau net nebesuprasdami žodžių prasmės. Uždariau langą, kad tyla įgautų kitokią prasmę, kad neklaužo davėjas neblaškytų kambario užuolaidų ir nešniukštinėtų mano maldos žodžiuose, kad nesiraustų mano jausmuose, kad nekapstytų mano nerimo ir kad neardytų mano laukimo auros. Vėl atsiguliau, bet sudėti bluosto nebebuvo jėgų. Laukimas išsėmė visus mano energijos syvus. Aš nesugebėjau gulėti lovoje ir kartoti tos pačius maldos žodžius, iš nuovargio jau nebesuprasdama jų, nei esmės, nei prasmės. Laukėme stebuklų, tingiai besibeldžiančių į mūsų namų durų šią vėjuotą, tamsią naktį. Aš tau kada nors papasakosiu apie šią naktį ir mudvi garsiai juoksimės, bet šiandien juoktis neturiu jėgų, nes laukiu tai, kaip žmogus nemoka laukti. Tas laukimas viršė visas mano galias ir visas mano galimybės, bet jis vertas kiekvienos mano nužudytos nervų ląstelės. Jis vertas kiekvienos mano nemigo valandos. Jis absoliučiai vertas kiekvieno suprasto ir jau nebesuprasto maldos žodžių. Nes tą akimirką, kai tu atėjai, mano pasaulis sprogo į milijoną nuostabiausių fejerverkų. Staiga naktis tapo šviesesnė už dieną, o maldos žodžiai virto į begalinę padėką visatai ir dievams. Mano širdyje būsimas laikas ir svajonė pagaliau virto esamuoju laiku ir akimirką pradedančią rašyti istoriją. Istoriją apie gyvenimą su tavimi. Už lango išblėško lietingas lapkričio rytas. Pilkas, vėjuotas, darganotas. Visiškai neišskirtinis. Tačiau man jis buvo kitoks. Mano mintis sukosi tarsi spalvoti kaleidoskopo stikliukai, dėliodami nuostabius, pagaliau gražiausiomis spalvomis nuspalvintus paveikslus, kuriuose laukimo vaizdai pagaliau virto tikrovę. Sėdėjau ant lovos krašto tą akimirką ir su ašaromis akise milijoną kartų skaičiau vieną ir tą pačią žinutę pranešančią apie tavo atėjimą. Mano akis glostė taip ilgai lauktas mažytis tavo veidelio paveikslas. Žinote, tą akimirką tame tamsiame kambaryje, kurį vos apšvietė mažytę naktinę lempelę, mano gyvenimas įgijo naują prasmę. Be galo gilę, be galo svarbią ir be galo spalvotą, džiugę ir svarbiausia, įpareigojančią. Atsidusau. Užmerkiau akis ir leidau ašarų upeliais plūsti džiaugsmui, kurio laukiu, kuriam meldžiausi ir į kurį žiūriu mažame telefono ekrane. Pakilau lėtai nuo lovos į savo kasdienybę. Nebepilka, nebeprirašytame, pribraukytame, o visiškai naujame, švariame mano gyvenimo lape, kuriame leisiu tau piešti ir spalvinti įvairiausiamis spalvomis, o aš tyliai užrašysiu tų spalvų mintis, įkvėpiančias mane kitokiam gyvenimui.
Valdas Kišūnas, poetas kilęs iš Rokiškio, šiuo metu gyvenantis Airijoje. Valdas aktyvus Airijos lietuvių bendruomenės narys, renginių dalyvis. Be Valdo šmaikštaus pajuokavimo nepraeina nei vienas lyrikos vakaras Dubline. Pasitinkime Valdą. Gerai, kad pono Tiširskio nėra šiandien, čia kur reguliuoja mikrofoną. Gerai, kad esame minėję, jog aš iš Rokiškio, čia viena dama ponė nepatikėjo to. Turiu dovanų, į pasaulio pabaigą darausi dosnesnį. Kur girdavo? Tau šeimos Kupiškis. Čia panašiai tokio amžiaus leidimas, kaip mes abu. Čia tau apie dievus šitą laimai perda. Rasa, kur Rasa? Čia tau druskos. Aš druskas. Pas tave niekada druskos nebūna. Cepelinai prieski. Ačiū, Valdas. Ir sužinok, su ko valgoma druska. Tai čia mano abidvi knygutės, prie ko čia laimo? Laimai kita. Jinai irgi lietuviškai dievais. Čia man viskas su dievais. Nu, aš irgi va, 2 lapus baltas įsidėjau. Sakau, gal padės. Šiaip čia tokių gražių eilėraščių prirašė apie tą baltą lapą, kad mano... Tai gal girdės du mikrofoną? Nesigirdim. Eigi tai. Tai mano tas baltas lapas čia toks atrodės kaip žodžių kakofonija. Nu, bet vyriškas, nu toks išėjo. Ką padarysi? Pritrauks gal. Ant balto lapo tilpo viskas. Ten buvo kiemas, obelis ir vyšnios. Prie tvenkinio dar kalnas, miškas, ko daugiau reikia tai vaikystei. Džiugesio ir laimės sprindžio, po pasitaisimų kritimai, žaizdos siūlės, randas rausvas, bandymai mylėti, bėgti, čiuožti, slysti, kopti, šokti ir dainuoti, o tada jau ir bučiuoti, klausti, laukti ir negauti. Vėl mylėti ir kentėti, apsigavus atidėti, o po to ilgam išeiti. Jausti, juoktis ir žavėtis, kad ir vėl galėtum lėkti. Ant balto lapo buvo visko. Nereikia. Ir blaškys tą dėmesį į mane. Mano įsidės už 3 minučių, žinau. Bet čia nėra, ne visi žmonės atėjo, aš užimsiu laiką. Gerai. Na dabar susikaupiu. Vadinasi, Rusijos meilė. Tikras atsitikimas. Aš naktį bučiavau, kaip vergė nenuprausta. Ir nusilenkdamas turėjau, kaip nuodėmė tave. Pro šalį ėjo sielos ir numirė kėlės jaunystės pažadai. Aš bučiavau tave, kaip naktį vėjas, užuodė samanų kvapus. Ir savo sakiau, kad šitaip nemylėjau. Na bent jau šitaip bučiavau. Pakako mums ir laiko, ir dar daugiau norėjos, kad likusio gyvenimo nelaukt, išmainėm bučinį į meilę vėjo. Šiais metais parašiau. Negalvokit, kad senas. Aišku. Artėjančių švenčių Velykų proga paskaitysiu trumpą savo deklaraciją. Sako, prancūzai svarbiausia meilė. Lietuviui žemė. Man Dievas, kuris yra meilė ir žemė, nes jis viską sukūrė. Dievas kalba pranašo Ozėjo lūpomis. Ne savo tautą pavadinsiu savąją tauta. Ir nemylimą, mylimą. Čia mano žodžiai,
ten bus daug žydų, bet ne tiek, kiek jų buvo. Ir turbūt paskutinis jau gal. Naudingi patarimai dabar čia toks irgi išplėstas. Padariau netiko, parašiau patinka, nedaryk, kas nereikalinga. Mėgstu raidės, myliu žodžius, sakinius slepiu, nes nemoku rašybos taisyklių. Vengiu viską atskleisti, kad netapčiau nuobodus. Mokinuosi būti neįvertintas, nes prie gėdos reikia priprasti. Bandymus klyst priimu palankiai, kad kitus padrasinčiau. Ką valgai, tuo ir kvepi. Tas pats liečia gėrimus tikriausiai. Kaip sužinoti, kur eini? Palauk žiemos, kol kelią užklos sniegas. Per upę vienas neplauk, gali neužtekti laiko. Kaip pasisemti išminties, jeigu kibiro nėra, o tik svirtis. Ir kam nerti, jeigu dugno nepasieksi. Viskas. Ačiū visiems. Jūsų pavasarį ir duokite traukdavą. Jack O'Sullivanavičius ir Dalia Smalstoliūtė O'Sullivavičienė. Jie susitiko 1995 metų balandį, kai Jackas dirbo Lietuvos aplinkos ministerijoje ir kūrė pirmąją Lietuvos aplinkos apsaugos strategiją. O Dalia dirbo mokytoja, ekskursijų vadovė, vertėja. Nuo 2001 metų jie abu gyvena Vidurio Airijoje. Ir šiemet yra labai rimta proga.
Mes tiek kartų matėme jūs renginiuose, o jūs tik šiemet sugalvojot oficialiai tai įamžinti, patvirtinti. Taigi Dalia Džaga susituokė šiemet vasario 20. Ir mes pasitaikėme visų vardu. Ir priminėjau visas. Sveikinam, ilgų gyvenimo metų. But it is looking in two directions, this poem. It looks east and it looks north. And it is about leaves, leaves that fall from trees. And it is very strange because I should be wearing green and Dalla should be wearing white. Instead, Dalla is wearing green and I'm wearing white. Would you like me to start or would you like to start? No, you do. I start because she is the boss. Definitely. So, Žalių ir baltų. A white leaf, that's you from the northern lands of ancient forests, green lakes and the Baltic Sea, floating down the river of life, Nemesis or Nemesis. A green leaf, that's me, blown by the wet Atlantic wind, clinging to a rock in a sea of uncertainty, leaving no more tracks on the unseen path as the peregrine falcon leaves in the air. Two birds in the shade of the forest, one green, one white. A clear dawn encircles the east. Water flows south from winter's dark pines, and their hearts melt like snow. Ačiū. Tai va, baltas lapas, dėja angliškai. That's white sheet, žalias lapas, that green leaf, kuri kalba yra turtingesnė. Man atrodo vis tiek, nors mes sakom lapas, bet kiek reikšmių ir kiek prasmių ir kiek formų ir kiek spalvų, o jie kiekvienas atskirai sudėliota lyg puodeliai lentynoje. Na va. Ir šitas žalias, baltas, nežinau kodėl jis tiesiog pavadintas buvo žaliu ir baltu. Tas eilėraštis, kurį Čekas parašė beveik prieš 30 metų, kada mes, jau gal kokius pusę metų bendravom Lietuvoje. Tai va. Baltas lapas, aš iš šiaurės šalies, senų girių krašto, nuo žalių ežerų ir Baltijos jūros kranto, kur gyvenimas teka Nemuno ar likimo upe. Žalias lapas, tu, drengiamas drėgno Atlanto vėjo, prigludęs prie uolos, netikrumo jūroje, nematomos tapuos, neįminantis daugiau pėdsakų, nei sakalas ore. Du paukščiai miško auksmėje, vienas žalias, kitas baltas. Aušra nuskaidrina žemę rytuose, vandenis srovena į pietus, palikdami tamsias žiemos pušis. Ir jųjų širdys tirpsta kaip sniegas.
gerų minčių ir gerų, nežinau, gerų darbų. Stiklinė. Ačiū. Stiklinė. Stiklinė. That's you. Okay. Yeah, you're my boss. Aha. Now. Let's see. Aha. Samanta Pučkienė. Samanta Pučkienė. 4 vėjų mokyklos mokytoja. Neseniai turėjom galimybę matyti Samantą scenoje kaip šokėja lyrikos vakarų metu ir sužinojau, kad Samanta kuria eiles, taigi Samantos debiutas mūsų scenoje, Samanta kaip poetė, taip pat studentė nepaminėjau. Prašom, Samanta. Ant balto lapo viską prisiminti, neišsiųsti laiškai. Tam momente, toje sekundėje, išnyksta visi laiko matavimo vienetai ir viskas aplinkui sustoja. Sustoja pasaulis. Viskas kažkur prapuola. Laikas patalpinamas į nematomą cilindro formą ir spiralės pakopomis kelia į viršų. Žodžiai įgauna kitą prasmę, suprantama tik man vienai. Man regis, aš dar niekur nesu apie tokį jausmą skaičius. Tik fragmentais ar keliomis dalimis. Tai kažkas panašaus, kai vandenynas po stiprios audros nurimsta. Tai ta maža milisekundė, būtent ta jaučiama širdimi. Galėčiau vadinti tai ramybė. Bet tai nebūtų tiksliai išeitis. Tas jausmas į orą pakyla, o gal įvyksta jungtis. Mano kūne susiformuoja kažkokia nauja cheminė reakcija, kažkokia esminė būtis, kuri sielos gilį paliečia, kuri vyksta fizinė mirtis. Bet tam momente tu labiau negu gyvas esi. Ten įvyksta stipriausia visatos būtis. Ir kai sako, kad ten visatoj toli, giliai visai nepažinti, būtent tai tą momentą jauti. Galėtum tai sulyginti su juodos skylės esybė, kai čiumpa tave už pečių ir išmeta į kosmosą, be skafandro, be pasiruošimo, be apsaugų. Magnetizmas, magija, traukos dėsnis palieka labai jau mažu. Gali priešintis, bėgti, bandyti išlipti. Nieks nepadės. Pirma, baimė. Paskui pasileidi šioje srovėje tekėti. Ten išnyra man Teslos išmintis. Neutronai, protonai, elektronai skyla į naujas jungtis. Tada kūrybinė patirtis. Fizinė mirtis išnyksta, gyvybė vėl tampa svarbi. Vėl aplinkui pasaulis sugrįžta ir įprasmina tavo mintis. Samanta Pučkienė. Dar kitą traukiu. Genovaitė Kapūnaitė. Genovaitė Katkūnienė nuo 2014 metų gyvena Airijoje, jos eilės yra almanache tarp eilučių. Genovaitė negali dalyvauti renginyje šiandieną, todėl jos kūrybos eilės kviečiu perskaityti dukrą Liną. Labas vakaras. Pabandysiu. Eilėraštis parašytas 2010 metais, pavasario šypsnis. Iš dangaus pažiro saulės spindulėliai, žemė pražydėjo dieviška spalva.
per žemelę žengia vėl pavasarėlis, vėl širdis sušildys šią vilties šviesą. Tarsi vėl iš lopšio keliamės ir skubam, prisiliest prie grožio, kur pradžių pradžia, kur gaivus vėjelis glosto pumpurėlį, ten mintis ruvena amžiną upę. Kelkimės ir aukim su gamtos stebuklais, džiaukimės, tikėkim jo šventa dvasia. Smarkiai paskubėję kryžkeliai sustokim, gal kas nesuspėja eičiame laike. Tai ištieskim ranką, dovanokim šypsnį, kad siela virpėtų lyg audroji daina, kad jaunystės taurė gerumu tviskėtų, tad būkime laimingi šiam gražiam laike. Ačiū. Ačiū, Linute. Dalyviai kaip ir baigėsi, bet turim vieną stipriai pavėlavusi svečią. Už bausmę jisai pažadėjo ilgiausią eilėraštį jums paskaityti. Kviečiu gerbiamą Airijos lietuvių bendruomenės pirmininką Arūną Teišerskį. Sveikinimo žodžiai. Be abejo, žiūrovų ir dalyvių atsiprašau, kad tiek pavėlavau, kad net baigiamąjį žodį davė tarti. Tai va, iš tikrųjų labai džiugu jau trečią kartą jau matyti susirinkusius žmonės, poezijos mylėtojus. Be abejo, poezija tai toks ypatingas menas, galima pasakyti, jis nėra toksai kažkoks masinis, kaip būna įprasta, kad ten minios subėga ir taip toliau. Bet iš tikrųjų jį suprasti reikia ne tik proto, bet ir širdies, iš tikrųjų. Ir labai džiaugiuosi, kad trečias renginys ir vis atsiranda naujų žmonių, kurie ateina. Ateina ne tik tai kaip žiūrovai, bet ir kaip dalyviai. Ir kurie būtent nori pasidalinti savo eilėmis, savo mintimis ir netgi savo širdimi su tais, kurie nori ir gali tai priimti. Tai labai sveikinu visus susirinkusius, jūs tikrai esate ypatingi ir džiaugiuosi, kad šitas būrys vis gausėja ir be abejo sveikinu, kad jau išgirdot viską, ką reikėjo išgirsti. Tai dabar perliausiu, ta prasme, jau atiduosiu žodį ten Rasai ar Daliai, ir dėkui tada. Na ir pabaigai, tradiciškai daina. Su Rasa galvojom, kokia čia ta daina galėtų būti. Nėra Jono, neatvyko su savo airišku vėju, airijos vėju. Tai padainuosiu vieną iš manų tikriausiai, kuri vadinasi taip fatališkai, gan mane prisimink. Pabudau ryte, einu tolyn, matau į lauką bėga vaikai, o aš vis tolyn, vis gilyn, ten, kur tu mane palikai. Geriai žydi paukščiai dangui, kokia graži ši pasaulio diena. O ar žinai, kas bus paskui, kur nuneš laiko banga? Kiek daug pasaulių dangu, ir tu nori juos visus pažint, bet sustok nurinko paskui, nors trumpą mane prisimink. Bet sustok nurinko paskui, nors trumpą mane prisimink.
prisimink. Kažkada sakei, bet pamiršau, kai gyvenimų dar teks gyvent. Visą tai žinau, bet galvoju, savo taurę reiks išgert, kai širdį ledai nutirps ir ateis pavasaris gražus. Tyliai padainuok ir išgirsk, kaip laikas neša metus. Man reikia jūsų ritmo, kad mūsų būtų daugiau. 1, 2, 3, 4. Kiek daug pasaulių naktų, ir tu nori juos visus pažinti, bet sustok nurinko paskui, nors trumpą mane prisimink. Bet sustok nurinko paskui, nors trumpą mane prisimink. Ačiū Aidai Lietuvių poezijos pavasarį 2025. Ačiū jums visiems dalyviai. Ačiū. Ačiū šiems jaukiems namams. Ačiū iki. Būkit sveiki, gražūs, linksmi ir laimingi, kaip visada.